Sveiki, čia Soriukas. Šiandien svečiuose dvi labai skirtingos merginos. Būsima konditerė Agnė žavisi kaubojais. Daug miega ir nemėgsta skaityti. Ir Gintarė, kuri niekuomet nesibučiuoja per pirmą pasimatymą ir tikisi sutikti princą ant balto žirgo. Ar bent jau žirgą. Dvi skirtingos merginos ir vienas tikslas išsirinkti kiečiausią vyruką, kuriai iš jų pasiseks. Prie namo durų jau nekantrauja būrys žavingų vaikinų, tačiau į vidų merginos įsileis tik tai 4. Tikėkime, ten yra bent vienas kaubojus arba bent jau džentelmenas. Labas, kaip jaučiatės? Gerai, super. Nusiteikę medžiokliai? Žinoma. Koks turi būti vaikinas, kad šiandien jūs įsileistumėte namą? Turi būti ne žemesnis už mane, kadangi paties aukšta, tai neturėtų vaikinas būti man iki pažasties. Vau, Gintarė? Aš iešku džentelmeno, kuris žinotų, kas yra etiketės ir mokėtų elgtis su panele. Šiandien jums labai pasisekė, nes prie durų laukia visas būrys bičių, kurie labai nori patekti į vidų, bet jūs įsileisite tik tai 4, visiems kitiems, tie, kur iki pažasties. Soriukas! Žiūrim, kad prie durų. Aš esu Modestas ir mėgstu sportą. Prie sporto mėgstu sportiškas paneles. Tad jeigu tu nesi sportiška, aš eisiu į vidų ir padarysiu tave sportišką, kad kitais metais tu atsidursi olimpinėse. Baisu. Ką darom su Modestu? Sportišku Modestu pabrėžiu. Sportiškas Soriukas, sakom. Beje. Modestai gali labai sportiškai šuoliuoti. Iš ten, iš kur atėjęs. Soriukas. Nu ką padarysi? Sveikos panelės, norit pusryčių į lovą, negokit virtuviai. Man patiko šitas. Jo, tas geras. Bet aš tikiuosi, kad jis čia juokavo. Tai ką darom su juo? Imam tos pusryčius į lovą? Ar geriau imam į lovą? Gyti, dėl tavęs merginos pasiruošusios miegoti ant virtuvės plytelių. Užėjai! Labas, aš Dionizas, esu Vilnietis, dirbu profesionaliu modeliu. Tam versle sukasi labai daug panelių, bet tikiuosi šitam name sutiksiu kažką kito. Rūžavo Maikė su briedžio ragais, šaliuok iš čia briedį, Soriukas. Soriukas. Dionizai, idėja modelio atranka yra kitam name. Soriukas. Sveikas merginos, gal norėtumėt pažiūrėti filmą su laiminga pabaiga? Rimta. Stipru. Čia ką žinai apie filmą laimingą pabaigą? Tikiuosi. Tai ką darom? Mielas, gal tai. Pabandom? Nu, pabandom, čia jūs bandot, ne aš. Valdai, pataikiai jautrią vietą, kiekviena moteris svajoja apie laimingą pabaigą. Užeik. Sveikos merginos, norite ryte rasti kiaušinienę lovoje, įleiskite į vidų. Čia apie kieno kiaušinius kalbam. Tikiuosi vištas. Tai ką darom? Aš kaip matau šiandien pusryčių meniu. Nu tai galim pažiūrėti, kas skaniau gamina. Pažiūrėsim, kuris geriau pasireikš, ar ne? Remigijau, sužadinai mergino apetitą. Užeik. Sveikas panas, aš atėjau. Aš jau kaip ir nelabai čia turiu ko klausti, imam ar neimam, norit, nenorit, jisai jau čia. Bet turiu prisipažinti, man patiko. Nu, toks drąsus. 4 vaikinai jau name. Dabar jūs matysite visų jų video prisistatymus, kurių turėtų užtekti, kad 2 išmestumėt iš namo, o 2 pasiliktumėt ir važiuotumėt su jais į pasimatymus. Pirmasis iš jų prisistatys Gytis. Sveikos panelės, man yra 18, aš esu Gytis. Šiaip manyčiau esu labai gan linksmas. Per vieną tūsą mano draugelis užmygo, padaugino tiesiog. Tai už tai jam nuskutau antakiai. Aš savo antakiais nerizikuočiau. Aš irgi vien tokiais nei blakstienom, nei plaukais. Esu Valdas, esu grafinis dizaineris. Romantiškiausias pasimatymas man, miško namelis, dviese prie laužo šviesos. Na, bet manau, jis kokio metro 50 ūgio ir šiaip išveido vaikas. Gan mielas, bet nereikia dizainerio. Esu Remigijus, man 18 metų, turiu daug gerų draugų, esu labai populiarus Facebook'e, maždaug per dieną po 50-40 pakvietimų draugauti ateina. Kas iš to Facebooko draugų? Labai savinga. Esu dirbantis asmo, pats savį išlaikau, gyvenu dabar šiuo metu įsinuomojęs 3 kambarių butą, tad ieškosiu antros pusės panelės, su kuria galėčiau džiaugti savo prabangą. Matas aukštas, simpatiškas. Kas iš to grožio, jeigu jisai bukas? Na, jis nėra bukas, gal tiesiog drąsus arba nori pasirodyti. Aš Redas, man 18 metų, sportuoju Muay Thai, kovos menus, mėgstu gaminti, noriu atsidaryti savo paprastą ir kuklų restoranėlį ir galėčiau tave pavaišinti labai skaniais ir šedevringais kinų virtuvės patiekalais. Man patinka. Man irgi. Visai nieko bernužėlis ir dar gamina. Sportuojantis, valgyt, gamina super. Matėt visų vaikinų prisistatymus, dabar turit nuspręsti, kurį pirmą išmetam iš namo. Valdą.
Valda, be jokių apmąstymų. Ne, jokio apmąstymo. Kodėl Valdas? Nes jis man iki pažasties. Jis net ir man per mažas. Alio, vaikinai. Merginos jau matė jūsų prisistatymus ir jau žino, kuris pirmas kris iš namo. Valdai. Nors sakoma, kad svarbu ne ūgis, o smūgis, bet šiandien mūsų merginos galvoja kitaip. Soriukas. Gaila. Tai saldainių pasiimk. Merginos pasirinko galbūt vaikiną ar išvaizdą, ar ūgį, bet nepasirinko, ar vaikinas su jomis elgsis gerai, ar jis mokės aplamai elgtis. Liko 3, to liks 2. Kuris kitas? Aš manau, kad Gytis. Aš daug bijau dėl savo antakių ir blakstienų, dar nuskus miegant. Tai. Gintarė? Kaip Gytis patiko, aš mešiu Remigijų, nes jis per daug savimylą. Tai kaip tarsitės? Gytis ar Remigijus? Remigijus, davai, Remigijus, prašau. Bet Gytis... Aš per daug bijau dėl savo blakstienų, pagailėk mane. Gerai. Tai mes atsisveikinam su... Gyčiu. Tai kaip nuotaikos pas trijulę? Kaip žinot, netrukus liks jūsų tik tai 2. Gyti, merginas ne juokais išgąsdinai ir jos labai bijo dėl savo antakių. Soriukas. Gaila. Buvo gera, viso gera. Visą gerą. Aš tikrai negalėčiau nuskriausti merginos, kaipgi mergina be antakio, tai čia abejoju, ar taip nepasielgčiau aš taip. Tai ką, šiaip netaip apsisprendėt, dabar jūsų laukia 2 vaikinai ir 2 pasimatymai su kiekvienu iš jų, po kurių iš karto jūs turėsite apsispręsti, kurį pasilikti tik tai vieną, o kitam soriukas. Gerų jums pasimatymų. Labas. Gintarė. Malonu, labas. Gintarė, malonu. Lekiam. Varom. Tai kokios merginos tau patinka? Na, juoda plaukės, ruduo akiu, šiaip liekno sudėjimo, ta prasme aukšta panelė, o kaip tu. Tai būtų tas pats sulyginimas, kas gražiai papuošta eglutė. Jos būna aukštas, žavingai atrodo. Tai myli gyvūnus? Jo, myliu, patinka. Jodinėjęs ar kada nors? Ne, bet labai norėčiau pabandyti. Manau, tai būtų labai įdomu. Va žiūrėk, aš tave pakalbinu, netraukiau už liežuvę, tu manęs netraukiau už liežuvę. Gerai sekasi kalbėtis, dar negana to visą laiką šipsaisi. Dar porą komplimentų ir jau pradėjo žandukai raudonuoti. Na, jūs laikyti mirksi, tai vadinasi visai neblogai sekasi man. Gal? Pas tavę dar yra žavinga šypsena pasirodo. Iš pradžių galvojau, kad Remigijus bus ten pasikėlęs, ta prasme statys ten visas kažką, bet pabendravus kažkaip toksai pasirodė paprastas, ta prasme draugiškas, fainas vaikinas. Kokios panelės tau patinka? Gražiai, simpatiškas. O charakteris? Nebjaurus, aišku. Ne, ta prasme visiems vaikinam patinka. Gražiai, simpatiškas. Protingas. Ne per daug širkščias. Nuostabus vaikinukas, bet matosi, kad neturėjęs daug santykių, nes ir neiškalbus labai buvo ir toks nedrąsus. O kokių šiaip turi pomėgių, talentų ten? Na, talentų tai nežinau, kokiu būtent turiu, bet pomėgiai dainavimą, žaidimas tinklinė, fotografija, fotosesijos, kinasi filmuojasi, ta prasme labai daug. Fotosesijos tai pats dalyvauja ar fotografuoja? Ir fotografuoja ir dar pats dalyvauja. Tai va, baigęs visažistikos kursus. O, tas bruožas, kad Remigijus daug kalba, ta prasme nėra blogai, dėl to, kad ta prasme nemėgsta vaikinų, kurie susitikus tyliai, reikia traukti žodį iš jo lūpų, tai ta prasme šitas čia kaip ir pliusas. O galėtum dar, ta prasme, parodyti, kaip tu myli gyvūnus? Kaip aš myliu gyvūnus parodyti, ja? Taip. Ką žinau, arkliuką va, galiu pabučiuoti. Myliu gyvūnus, nebijau. Tai gal galėtum kažką padainuoti? Tiesiog galiu padainuoti kokią nors dainą ir pati galėsi įvertinti, ar tinka balsus ar ne. Gerai. Iš paprastų, aš visat paprasčiausias, iš artimų visat išlieku artimiausias. Man patinka, tau patiks, tik po manęs čia jau niekad nieko nebeliks. Remigijus dainavo neprastai, mane nustebino tai, kad ta prasme jis toks talentingas. O tai įsivaizduoji, ką panelė norėtų po pirmo pasimatymo? Nu jo, žinau. Ir ką? Gal gero apkabinimo, gražaus, šilto. Ką dar galvoji? Gal į žandą bučinuką, kaklą. O. Gal net į lūpą bučinuką, nelabai. Tai gal parodysi? Galiu pabandyti, jeigu tu nieko prieš, aišku. Norėjau patikrinti, kas yra žugus, norėjau pažiūrėti, ar jis išdrįso ar neišdrįso, dėl to išdrįso.
Hey, just repeat. O, talentingas. Na, su tuo beatboxu tai jam tikrai dar reikėtų pasimokyti, bet ta prasme, pradžia tikrai buvo nebloga. Ką tik baigėsi pirmieji pasimatymai, netrukus merginos vaikinais apsikeis. Agnė jau pasiruošusi dresuoti Redą, o Gintarė į pasimatymą su Remigijumi. Įdomu, ar energingas drąsuolis dar neišsisėmė? Kaip pasimatymas su Agne? Nepatiko. Kodėl? Na, ta prasme, žmogus yra iš tiesų, bent jau taip galiu teikti, kvailas, neapsišvietęs. Tai nėra, tai yra įžeidimas, bet būtent tai, kad jinai apie tai susiprotėtų. Drąsu. Nežinau, mažai šnekanti, reikia pastoviai tempti už liežuvę. Labai keista, kad Remigijus atsiliepė apie Agnę neigiamai. Aš maniau, kad jinai tikrai bendraujanti, normali panelė. Ką veikia gyvenime, kokių turi talentų, pomėgių? Mokausi, sportuoju. Viską sportuoju, beveik viską iš tikrųjų. Muay Thai, krepšinis. Redas minėjo, kad jisai sportuoja, lanko Muay Thai, tai nežinau, tai yra labai didelis pliusas. Kokios tau panelės patinka? Mielas, draugiškos, kurios mažiau į save stato, mažai špaklius dedasi, arba iš jų jo nesideda. Šiaip šaunuolis, taip reta vaikinų, kurie tokius dalykus vertino, ne špaklių, ten blondinės, ten ir su papais. Aš pradžioje galvojau, kad Remigijus yra labai žuvus, ta prasme, jis man visiškai nepatiko, kaip po savo prisistatymą atrodė. Bet dabar pabendravus, pakalbėjus, tikrai pasirodė visiškai kitas žmogus, nuoširdus bendraujantis. Ką tu gyvenime veiki? Mokausi. Ką mokaisi? Konditeriją. Konditeriją? Taip, mokaus konditeriją. Ką galėtum dėl panelės padaryti? Ką? Aš? Įdomu, ko jį paprašytų. O tu leistumės, kad tau ant sprandų užliptų? Jo. Panelė. Leistumės? Ta prasme, tas užlipimas, tai koks tai turėtų būti? Visom prasmėm, kad ir valdinga ir Jinai gali užsilipti ant sprando, bet ne ant tiek, kad kontroliuotų kiekvieną mano žingsnį. Kiekvienas žmogus turi nors santykiuose turėti savo laisvą laiką, o savo irgi dar gyvenimą. Tai neturi būti jau gyvenimas kartu. Plius panelė tai nėra žmona. O fiziškai? O fiziškai? Drąsiai. Nori išmėginti? Noriu. Gerai. Turiu balną. Pabūsiu arkliuku. Kaip praėjo pasimatymas su Remigijum? Ar patiko? Linksmas, ne? Nežinau, ta prasme, įdomu susipažinti su žmonėm, ta prasme, panašiai, tipo, pažinti jį buvo įdomu, ta prasme, nežinau, bet šiaip gal per didžiausią įspūdį tai nepaliko. Nepaliko, jo. Iš tikrųjų, net nežinau, kuris vaikinas labiau patiko, pabendravo su abiem, net nežinau dabar. Išlaikysi? Ne, sulūsiu. Tai ką, eisim jodinę? Einam patėmę. Gerai. Vaikytų mane. Remigijus galintis bet ką dėl panelės padaryti realiai. Vat paprašiau panešioti, jis sutiko, kas keišiausiai. Čia yra botagas. Ir tu dabar pasimsi ir vaidinsi kaubojų. Kaubojų? Šoks įviliotinis su botagu. Nu gerai. Pabandom. Kaubojus, Gal galiu aš tau paplekšnot per užpakalį, nes matau, kad nemoki pašokti. Čo? Kai paprašiau Redą suvaidinti kaubojų, jis nepasimetė, buvo labai juokinga ir linksma. Kaip tu galvoji, ko panelė norėtų po pirmo pasimatymo? Ta prasme, ko mergina tikėtųsi? Ko aš? Jei patikčiau gal apkabinimo, kokio nors atsigulimo, tiesiog ant kokio nors pliažo, dar kur nors atsigulti tiesiog. O gal apsikabinimas būtų gerai? Čia buvo jau tas toksai namiokas. Šiaip džiaugiuosi, kad jisai tik apkabino, nes, būtų išuloka per pirmą pasimatymą ten pabučiuoti ar kažkas tokio. Po pirmųjų pasimatymų poros grįžta į Soriuko namą. Netrukus merginos ištars savo verdiktą ir vienas iš vaikinų turės palikti Soriuko namą. Kuris tai bus? Tai ką grįžot po pirmųjų pasimatymų, kaip sekėsi? Remigijus dainavo man dainą, o antrasis vaikinas vaidino
pavadino Kauboju, tai buvo labai juokinga. Gintarė, kaip tau sekėsi pasimatymai? Remigijus buvo man arkliukas, pajodinėjau jam ant kaklo, linksmas, iškalbingas vaikinas. O kaip sekėsi su Redu? Na, Reta šitiek įžūlus pasirodė, pabučiavo pirmą pasimatymą. Bet tau patiko, matau iš akių. Kurį vieną pasiliekam? Aš renkuosi Remigijui, nes jo daugiau yra apie ką pašnekėti. O, man Remigijus patiko dėl to, kad jis yra džentelmenas ir iškalbingas ir moka elgtis su panelėm. Štai koks pasirodo mūsų Remigijus. Nu ką tai išmesim, ne džentelmenus. Sveiki vaikinai. Po ilgo pusdienio praleisto kartu merginos ilgai galvojo, kurį iš jūsų pasirinkti. Redai, ar gali nusižvengti kaip žirgas? O dabar jokis čia, soriukas. Ką, sėkmės? Sėkmės, viso. Čia, pasiimk saldainių. Nė viena mergina man iš tikrųjų nepatiko ir tikrai neleidžiu, kad iškritau. Sveikinu Remigijau, dabar tu čia pas mus šeimininkas. Eisi į pasimatymus su mūsų merginomis ir būtent tu nuspręsi, kurią pasilikti, o kurią į soriukas. Sėkmės. Kuo tu domiesi? Didžiausias pomėgis tai turbūt būtų mašinos, driftai. O tu domies politiką? Nelabai. Nelabai? Ne. Tai jeigu vardinčiau pavardės, ko gero netgi nežinotum, kas kurias vietas užima, ne? Turbūt, kad ne. O knygas skaitai? Ne. Tikrai? Tikrai. Tai o kaip tu žadėjai apsišvies gyvenime? Nežinau. Aš su ją būčiau visiškai nesiderinamas. Ir jinai yra, galima teikti taip, kad durna. Turi tikrai ilgas kojas, ne? Tu dabar galėtum man pašokti? Nežinau, neturiu. Kodėl? Nemoku šokti. Atsisakau Remigijaus prašymą pademonstruoti savo kojas, dėl to, kad manau, kad turiu ir kitų privalumų apart savo kojų. Kokį tavo vaikinas turėtų mašiną vairuoti? Turbūt BMW arba Nissanai. Kokie modeliai? Sena, bet atrestauruota arba iš naujesnių. Jei galvoja tik tai mašinos, X5, BMW, kaip tavo lytinis gyvenimas? Ta prasme. Jau esi kažką darius, turi mėgstamiausią pozą. Čia jau asmeninis reikalas. Remigijaus klausimas apie mano intimų gyvenimą man pasirodė šiek tiek įžūlus dėl to, kad nemanau, kad pirmą dieną pažinties reikėtų domėtis tokiais dalykais. Ką tik matėte, kaip Agniai sudėtingai sekėsi atsakinėti į Remigijaus klausimus. Dabar jo laukia pasimatymas su Gintarė. Likite su LNK. Čia soriukas. Čia soriukas. Ką tik matėte, kaip Agniai sudėtingai sekėsi atsakinėti į Remigijaus klausimus. Dabar jo laukia pasimatymas su Gintarė, kuri labai tikiuosi, kad suspindės savo erudiciją ir pasirodys kur kas geriau. Tai kokie tavo mano bruožai būtent patiko? Na, esi iškalbus, esi išvaizdus, taip pat sportiškas, linksmas, egzotiškas. Gintarės išvaizda man nėra, manau, būtent tobulos merginos idealas. Tai kaip praėjo pasimatymas su Agne? Na, su ją mažai radome bendrai kalbos tokios. Jai labiau automobiliai, o man labiau politika, o toksai, net nežinau, labai nesutapome. Aš manau, kad Remigijus pasirinks mane, kadangi jisai, kaip minėjo, Agnė nei skaito, nei apsišvietusi, pas juos skiriasi mąstymas, požiūris į viską. Tai tiesiog manau, kad aš pranašesnės. Padarytum man masažą? Na, gal ir padaryčiau. Moki daryti? Na, iš reikalo moku. Tai dabar pademonstruosi? Nu, žinoma, kodėl ne. Vandenį kažkaip neįpratus. Sunku, bet... Gintarė man darė masažą, bet manau, mano sesuo, kuri yra už ją jaunesnė, geriau žymiai tą masažą būtų padariusi. Gal galėtum atsėsti man ant kelio? Ne. Ne. Man pasirodė, kad Gintarė turi šiokios tokios patirties su vaikinais, bet jinai labai saugosi. Tai kaip tau mūsų merginos? Na, galiu teikti taip vien tik dėl jų išvaizdos. Viena Pugačiova, o kita žirafa, 2-metrinė. Nu rimtai, jūs jas matėt? Aš jas mačiau. Ir vis dėlto, kurią pasilieki? Na, manau, pasilieku vis dėlto Gintarę. Yra vienas pliusas, kad jinai paskaito knygas. Nu va, per visą dieną rado bent vieną pliusą, su tuo ir sveikinu. Bent vieną pliusą. Sveikas merginos. Remigijus jau turi sprendimą, tiesa buvo apsispręsti labai sudėtinga, nes abidvi jūs įdomios. Gintarė, visgi Remigijus tau skiria vienu pliusu daugiau. Agne! O tau soriukas. Kad Remigijus pasirinko ne mane, o Gintarę, tikrai nenusiminiau. Kaip tik to ir tikėjausi, nes kinas man visai nepatiko. Dabar tu leisies laiptai žemyn ir ar tu sutiksi savo išrinktąją? Nes intriga yra tame, kad jinai gali tavęs ir nelaukti. Žodžiu, linkiu tau sėkmės, eik į apačią ir ieškok, ką tu ten rasi.
nenori, kad lauktų. Nu, su Ala Pugačiova išeiti į pasimatymą, tas pats, kas būtų su žirafa gaudyti lapus nuo medžio. Remigijus per daug priežiūros skiria savo ir jisai labai kabina makaronus merginom, taigi jam soriukas. Kaip sakė mano geras draugas Platonas, protas yra tik dievų ir labai mažos saujelės žmonių turtas. Soriukas!